Turbūt paskutinis mūsų restoranėlis Kemere. Ir jau rytoj keliausime namo. Sakė, čia kažkas mums iš vietinių, kad labai skaniai gamina. Bandysim. Chicken kebab. My friend, best kebab in your life. Restorane, ko lauki maisto. Stebėt, kaip jį gamina. Nagi, kuris išmelis arba kurie išmeliai du bus mūsų. Pasižiūrim, ką atnešėm. Mano, jei neklystų, šašlykas avienos kainuoja 600 lyrų, o katinienės kebabas 800 liktai lyrų, ar 600, dabar tiksliai nepasakysiu. Šašlykiuką. Skanu. Jaučiasi labai daug prieskonių. Katinė leido irgi kebabą paragauti biškį baliuką. Bet plėšim. Skanu. Atrodo, spėcijų daug prieskonių pridėta. Bet labiau prieskonių jaučiasi šašlykė. Melisui pamenu, šašlyko buvo ženkliai mažiau nei čia. O kaina realiai, man atrodo, net Melisui didesnė. Čia 600, taip, čia 600 šašlykas kainuoja, ten kainavo 800. Ir mėsos turbūt buvo per pus mažiau. Lašas labai skanus, o skaniausias yra tas, ant kurio būna suguldyti šašlykai ar kebabas. Tų sulčių prisigeria iš mėsos. Pasaka. Tokią aštrią papriką įdėjo kaip reikia. Net alus nepadeda atsigauti. Kaip donikė kepa. Na ką, Kemere testavome 3 restoranus ir turbūt skaniausia bus čia. Neturbūt, iš tikrųjų, skaniausia mums čia buvo čia. Ir va, čekiukas, kam įdomu, verskit lyras į eurus. Sužinot, kiek atinas pravalgė.